Tai ką, Hondos galas. Tiksliau, tvarkėm Hondos galą, kad Hondai nebūtų galas. Ir dar porą metų ant kelio pagyvuotų. Tai va, porą nuotraukų ir kadrų iš daryto remonto. Tai va, trumpai rezumuojant remontų ganėtinai vidutiniškai esu patenkintas, kaip sakiau, 7-8, nes yra daug tokių išlaižomų bėdelių. Viena iš bėdelių tai buferio šiek tiek kantukai pradžio ir gale nelabai tinka, bet čia ne dėl virinto sparno problema, o dėl to, kad pats buferis porą sykių matėsi, kad buvo užkabytas ir paprasčiausiai atmuštas ir deformuotas ant originalių laikiklių. Čia kažką tokio padarėm, yra vienas kitas mikroninis nelygumas, bet pagal tai, kas buvo, bendras vaizdas jau yra geresnis. Šiek tiek pačią mašiną papoliravom, reikia čia nuvalyti, sutvarkyti, nes visas dar stogas baisus. Kas liečia galinę arką, tai plius minus irgi viskas neblogai gavus, irgi šiek tiek va, prie lempos bando atvėpt kampas, tai šiek tiek įtvirtinau, čia viskas lyg ir neblogai, eina lygus tas kantas, šiek tiek va čia bandau žaudytis, tai stipriau aišku priveržiau, bet čia problema yra, šitas iš vis laikiklis buvo jau lūžęs ir lituotas, jis toks pagal aną nelabai gražiai ir gula. Tai dar popoliravau porą taškelių, užtaškinėjau, kada dažų likutį turėjau, čia jau padariau ekstra, kaip giminaičio mašinai, tai virš sutartos kainos, kaip sako, šiek tiek negaila įdėti čiut ir daugiau savęs. Kai gaunasi toks paradoksas, kai gražiau padarai galinės arkas ir jos jau gal net labai nelimpa prie automobilio, kada automobilis turi vieną kitą įdaužėlę, duobelę, automobilis nelimpa prie remontuotos vietos. Bet poliravimas šiek tiek pataisai. Apie visą tai toliau kažką sumontuosiu video. Tai ką, čirškinu mašinas su savuoju Shermanu, tai jau turbūt gal ir pasikartosiu kažkuriuose platesniuose video. Šitą mintį buvau išdėstęs, bet daugam kas virina ir klausia, pavyzdžiui, šituo atveju, kada keitėsi šitą skardą, kaip taisyklė, Honda supaus apatinį skardą. Ir dauguma žmonių klausia, ką pirmiau virintis. Čia yra dvi esminės taisyklės. Jeigu norit greitai ir to pasekoje kažkiek kompromituoti vidinės arkos kokybę ir panašiai, tada virinatės išorinė, greičiausiai susigaudysit visus kampus, visus matmenis. Ir tada pasikeliat, pasiverčiat, kaip jau eina mašina, nusimėjot ratą, virinat vidinę skardą. Vidinę skardą šiek tiek užtruks ilgiau virinti, bet galima virinti su overlapu, tai reiškia su perlaida skardos. Siūlės liks iš vidaus, pašalinimas galimas, bet dažniausiai matosi, jeigu atitinkamai neapdirbi, virinimą iš vidaus matosi. Jeigu visgi šitą skardą pirmą iš vidaus, tu pasidarysi kokybiškiau, nes visas gali siūles slėpti į vidinę pusę ir jum iš išorės mažai bus šlifavimo, tai teoriškai kaip ir vidinė greičiau išvirini ir gali kokybiškiau, tiksliau atstatyti ir panašiai. Bet su vidiniu virinimu išlieka tokia rizika. Kiekvieną, kaip tu sako, bet sprindį auginant vidinę skardą, vidinę arką, visada reikia užsidėti išorinę skardą ir tikryti, ar nėra kažkokio prieaugio ar nukrypimų, kas įtakoja šitos arkos, pavadikim, taisyklingą kampų pasvirimo išsidėstymą viso automobilio atžvilgiu. Tai labai dažnas atvejis virinant vidinę skardą pirmiau, būna tokių situacijų, kad kartais kažkur supjauni ir paskui šitą skardą gerai neužsideda, reikia kažką perdaryti. Ir kaip taisyklė, tas dažniausiai įtakoja, kad bendram darbe darai ilgiau. Dar vienas trumpas tipsas.
iš serijos ne vienas žmogus klausęs, dažnai, kai virini vidinės arkas ir panašiai, reikia hermetizuoti, apsaugoti ir kaip paruošti. Ne vieną žmogų matęs, kuris apsisunkina, šveičia švitriniais ir panašiai. Taip, tai būdas yra teisingas, bet tai per vieną pusę labai ilgas. Esminis ir pagrindinis dalykas, jeigu reikia nušveisti siūles, tai šveičiat bet kokiu atveju. Antras dalykas yra svarbiausias, tai yra pasišalinti, jeigu siūlės nešveičiamos, šitos vadinamus virinimo pridegimus, nes prie tų nešvarumų ganėtinai nieks nekimba ir ten didžiausia tikimybė, kad nuo ten šoks. O visa kita cinkuota skarda, jeigu naudojate cinkuotą arba paprastą skardą, ten realiai nieko daryti daug nereikia, užtenka minkšto tipo šepečių ar kažko, tiesiog praeinat paviršių, kuris susiveltų. Ir paskui naudojate geriausią epoksidinio tipo gruntą. Jis turi geras savybės prisisiurbti prie paviršių ir turi geras techninės savybės, kad prie jo prikiptų. Antru atveju yra naudojamas rūgštinis H tipo gruntas, kuris irgi labai gerai prisikabina prie paviršių, išskyrus minusas tas, kad turi tikrai žinoti, ar jūsų pučiamas hermetikas ar ten kažkokia dugno apsauga tinka naudoti ant rūgštinio tipo gruntų. Tai va, kažką tokio parodysiu, po to esamą galinį rezultatą šitoj mašinoj siūlės nenusišveis, tiesiog bus hermetizuojama, va viską išvalau, su dratiniais šepečiais, būtinai naudojam akinius ir kitas apsaugos priemonės. Nu ką, daugmaž va įsivalo taip, šitokių arba šitokių šepečių, čia tas vadinamas žilkinis, šriukščiaus žilkos, nežinau, kaip plastiko šepetys, tai šitas man bene geriausia, arba tokio tipo dratiniai tu gali lengvai įeiti į visas šitas ertmes, kur iš vidaus virinai. Tai va šitai va dar prasiveli, kad jis suširkštėtų ir kiek įmanoma įsivalai, dar biskį da gražiai sudadirbsiu. Aišku, čia yra ir tokių surface rostinių paviršių, bet šitai mašinai tiek, kiek yra, paskui įsipūtinėjai, įsivalai ir gruntuoji. Ką, išsigruntau markas, įsipurškėm hermetiku, dabar iš karto du tokie tipsai. Pirmas dalykas. Kaip žinome, MS šitas purškiamas hermetikas, jis dažniausiai yra skystesnis. Dėl savo skystesnių savybių, jis dažniausiai kaip taisyklė ir kas yra, jisai yra labiau sėdantis. Tai jeigu visgi nusprendėt virinti vidinę arką ir siūles palikti, sakykime, iš vidaus virinant, naudojant šitą būdą, ne iš išorės, tas dalykas tik naudojant purškiamą hermetiką yra didelė tikimybė, kada siūlė aštresnė, po kiek laiko pasėdus hermetikui, tas siūlė siluetas matytis. To sprendimas ir vienas iš paprasčiausių būdų naudoti standartinį poliuretaninį hermetiką, tiesiog pertepat per siūlę, teptukų spaudžiat, automatiškai sulyginamas siūlės reliefas, palaukėt kokią valandą ir išpurškėt purškiamų hermetikų. Automatiškai taip sumažėja tikimybė, kad matysi siūlės. Aišku, nežinau, kiek čia galiu parodyti, bet šitose vietose visur, bandau pažiūrėti, visur teoriškai buvo siūlės, bet čia tik tai pačio purškimo storesni pėdsakai ir panašiai. Čia yra padaryta siūlė, čia yra irgi, čia ne vienoj vietoj buvo siūlė, čia man atrodo buvo, čia va buvo ir jos nėra nušlifuotos, jos šitą neblogai pasišalino. Nu ką, trumpas summaries, trumpa apžvalga iš Hondos galo remonto, bet dar bandymo padaryti Hondai negalą. Tai pervinau, čia vanduo biskį lauką buvau išvaręs ir lietus užklupo, tai paskui eisiu nusisausyti. Čia tikrai nedidelė bėda, net jeigu ir naudojat akrilinį gruntą, vis tiek jis tam tikrą laiką tikrai izoliuoja ir tam tikrą laiką tikrai drėgmė gali būti. Trumpa apžvalga dabar, kas liečia šitą remontą. Šituo remontu jau tikriausiai iš karto matau, kad nebūsiu 100% patenkintas, nes gali būti kažkur ir pragrojimą paliksiu ir panašiai. Kodėl tokia problema iškilo? Esmė tokia, nesu labai patenkintas šitų
remontinių ruošinių kokybę, tikrai čiupinėjęs geresnių, kantai visokių pabėbė gerkas ir sekanti problema, kaip žinome, japonai dažniausiai šiek tiek skardos plonesnės, bet virinau su 0,6, ganėtinai didelis terminis sukraipimas gavosi, kad ir aušinau ir panašiai. Mano nuomonė, kaip dar galėjau suktis, man reikia imti bronzinę vielą ir bandyti vadinamą daryti litavimą, brazdinimą, breizingą ir gal būčiau išvengęs, nes ten gaunasi mažesnis temperatūrinis taškas ir būčiau išvengęs didesnių sukraipimų. Tai ką, atitinkamai tikriausiai dėrysim kainą ir bandysim atiduoti. Tai čia tik jūs komentaruose galite pasakyti, ar tokiai mašinai bus geras darbas ar ne. Parodysit ir finalinį rezultatą, tai ir jūs apsispręsit ir pasakysit, kiek toks darbas verta. Čia užklijuoti tos skylės, nes išpurškiau iš vidaus ertmių vašką, purškiau su Gravitexo ginklu, nes tas vaškas biski yra tirštesnis, storesnis, turi storesnį užnešimą ir iš Gravitexo ginklo išeina su didesnė jėga, tai automatiškai lengviau pataikyti į siūlę ir gerą vidinę izoliaciją padaryti. Nu ką, iš Hondos galo, čia darysim dažymą tokį vieną greitesnį, pavadikim, iš karto perspėdamas video, nes bus atsiras tokių vadruolių, sakys, tu netep darai, viskas čia blogai. Čia yra specifinis, kas liečia, sakykim, galinį dangtį, dažymas, kurio tikslas kiek įmanoma paspartyti greitį. Aišku, dėl to egzistuos prasadai. Kas buvo? Buvo dėl spoilerių, čia korozijos židinių, kada spoileris judėjęs, pratrynės ir čia, šitoj vietoj ir va šitam kampe. Buvo atliktas įsmeiliavimas ir tokioj pasiekoje, jeigu tu gerai šitą atlieki įsmeiliavimą, gali uždengti epoksidu ir panašiai. Kadangi įsmeiliavau, tos vietos, kur įsmeiliavau, lyg ir viskas gerai atrodė, bet naudojau vadinamą antikorozinį glaistą, dažniausiai raudonos spalvos, tas būna glaistas, taip pat kaip alkidinis gruntas, jisai dažniausiai turi antikorozinių priedų. Tai šitoje vietoje labai buvo išlesta, čia lengvai ir čia lengvai pasiglaisti. Šita vieta turėtų slėptis po spoileriu šitos vietos, šita slėptis po numeriu dalis. Tai jeigu egzistuos šitose vietukėse kažkoks nedidelis prasadas, kadangi laikas labai spaudžia, tai galėčiau aš tiesiog paimti ir panaudoti šitą epoksidinį gruntą ir būtų čia viskas gerai. Dabar kame yra problemus? Šveičiant kartais va išlenda tokie taškeliai. Aišku, aš juos dabar biskį apgenėsiu, atsinešę iš vitrinių, nes taip atrodo, kartais dažas lygus, bet kai pradedi šveisti, žiūrai, gruntas kažkodėl pirmiau lenda. Tai čia didžiausia priežastis, kad ten po dažais jau pagauta korozija. Tokiu atveju yra tikslingiau naudoti rūgštinį gruntą, nes rūgštinis gruntas turi ėsdinančias savybės ir šiek tiek primena kaip surišėjų funkciją atliekantis. Priedo naudojant akrilinį gruntą vis tiek naudojama arba rūgštinį arba panašiai servetėlį, nes į pliką metalą yra traktuojamas kaip adhezija, akrilo yra prilipimas yra prastesnis.